Kiekvienas kilnus, tikras lietuvis turi nepaprastai džiaugtis, kad jis tebėra tos didžiųjų kunigaikščių epochos ainis, kad jis narys Darių, Girėnų ir Vaitkų tautos, kurie nebijodami didžiausių pavojų drąsiai ryžtasi aukoti savo gyvybę tėvynės garbei. Felikso Vaitkaus žygis vėl priminė, kad heroizmas lietuvių tautoj dar nėra miręs. Tegul šis žygis dėl kai kurių trūkumų ir nebuvo taip atliktas, kaip buvo numatytas, tegul Lakūnas Vaitkus turėjo nusileisti svetimoje žemėje, nepasiekę savo tėvynės, tačiau Atlantas buvo nugalėtas ir tai suteikė mums didelę garbę. Pirmieji antrąjį lietuviškai transatlantinį skrydį įamžino Lakūno kraštiečiai. Nepraėjus nė mėnesiui po skrydžio, Felikso Vaitkaus vardu buvo pavadintos gatvės Gruzdžiuose ir Žagarėje. Vėliau tokios gatvės atsirado Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Prienuose. 1935 metų pabaigoje Lietuvos aeroklubas išleidžia montažinius atvirukus skirtus Felikso Vaitkaus skrydžio atminimui. Tuo pačiu metu Visvalda parašo ir išleidžia Kaune unikalią 32 puslapių knygelę Lituanika 2 ir Atlanto nugalėtojas Feliksas Vaitkus. Spaudos fondas pradėjo leisti sąsiuvinius su Felikso Vaitkaus portretu. Dailininkas Balys Šalemoras nupiešė eskizus Vaitkaus atminimo lenteliai. Deja, šis projektas įgyvendintas nebuvo. Netrukus Felikso Vaitkaus skrydžio atminimą pagerbė dailininkas ir lakūnas Juozas Gaučas, 1933 metais dalyvavęs pašto ženklų konkurse, kuris buvo skirtas žuvusiems Atlanto nugalėtojams Dariui ir Girėnui atminti ir laimėjęs antrąją vietą. 35 spalio 30-ąją 2100 šių ženklų buvo perspausdinti specialių įrašų Feliksas Vaitkus nugalėjo Atlantą 21-22-9-1935. 750 ženklų buvo įteikta Vaitkui, kurių dalį jis prilipdė ant vokų atskraidintų iš Amerikos. Metų gale Juozas Gaučas sukūrė 2 projektus skirtus Vaitkaus skrydžiui. Pirmajame variante sujungė Amerikos ir Europos žemynų skrydžio liniją, įkomponavo uniformuoto lakūno portretą, antrajame pavaizdavo virš žemės rutulio skrendančią Lituaniką 2. Komisija priėmė pirmąjį variantą ir spindulio spaustuvėje buvo atspausdinti 3 spalvų 15, 30 ir 60 centų vertės pašto ženklai. Į apyvartą išleisti 36 kovo 24 dieną. Pažymėtina, kad dailininkas projektą pats ir įgyvendino. Spaustuvėje paruošė ženklų formas. Dailininkų teko laimė ne tik pabendrauti su pačiu Feliksu Vaitkumi, kai jis svečiavosi spaustuvėje, bet taip pat kaip lakūnui paskraidyti su jau vėliau suremontuota Lituanika 2. Pirmą kartą Amerikoje Felikso Vaitkaus skridimo 40-mečių minėjimas įvyko Čikagoje 1975 lapkričio 16 dieną. Jį organizavo Naujienų dienraštis. Buvęs Alta sekretorius Antanas Vaivada papasakojo atsiminimus apie antrojo transatlantinio skrydžio organizavimą. Edmundas Jasiūnas paruošė dokumentų, laiškų, nuotraukų parodą, kurią sudarė 16 stendų. Šiai datai buvo išleistas specialus minėjimų leidinys Programa. Nuo jaunystės Edmundas Jasiūnas domėjosi aviacija, buvo registruotas inžinierius, licencijuotas komercinis lakūnas, Amerikos aviacijos istorijos draugijos narys, filatelistų draugijos Lietuva garbės narys. 1984-aisiais paruošė bei išleido albumą Darius ir Girėnas 1933-83. 86-aisiais dienos šviesą išvydo albumas ir apie Feliksą Vaitkų, antrasis Amerikos lietuvių skridimas. 1991-aisiais Jasiūnas buvo išrinktas Lietuvos aeroklubo garbės nariu. 93 Liepos 15-17 dienomis su Vladu Kensgaila, pilotuodami Lituanikos repliką, atliko skrydį Kaunas-Soldinas-Kaunas, simboliškai baigė Dariaus ir Girėno skrydį. Už nuopelnus Lietuvos aviacijai apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu. Pirmasis Felikso Vaitkaus skrydžio paminėjimas Lietuvoje įvyko 1985 metais Gruzdžiuose. Apie šį įvykį pasakoja vienas iš minėjimo organizatorių, Lietuvos aviacijos muziejaus istorijos skyriaus vedėjas Gytis Ramoška. Pirmasis Vaitkaus skrydžio minėjimas sovietinėje Lietuvoje įvyko tik 85 metais. Tai buvo jau skrydžio 50-metis. Ir jis įvyko ne kur nors Kaune Vilniui, bet Gruzdžiuose, Vaitkaus tėvų gimtinėje, Augustino Griciaus vidurinėje mokykloje.
Ten kalbėjo Viktoras Ašmenskas, mūsų aviacijos veteranas, Jonas Balčiūnas, aviacijos istorijos komiteto pirmininkas prie aviacijos federacijos, amžinatilsį jau Vytautas Jurkštas. Man teko rodyti skaidrės iš to laikotarpio ir Vaitkaus, ir to meto aviacijos. Ir kaip aš perskaičiau dabar sparnų žinutėje apie tą įvykį, pastebėjau, kad nėra ten paminėtas pagrindinis kaltininkas renginio, o jo buvo amžinatilsį Vytautas Pakarskas, kuris visą tai ir suorganizavo. Prieš tai važiavau su juo, rengėm ten parodėlę kraštotyrininkų kampelyje mokyklos, susipažinom. Jis, tiksliau Pakarskas, susipažino su Dereškevičienė mokytoja, kuri kraštotyrinė veikla užsiėmė, ir nuo to viskas prasidėjo ir dėl to tai buvo jo pagrindinis nuopelnas, kad tas minėjimas tuomet įvyko. Tais pačiais metais Kaune kolekcininkas Jonas Čepas paruošė parodą skirtą Felikso Vaitkaus skrydžio 50-mečiui. Man kilo mintis tai progai paruošti parodą. Ir štai 1985 metų gegužės 26 dieną pirmą kartą pristačiau savo parodą. Pirmiausia pradėjo eiti kolekcininkai. Priėjo prie manęs vienas vyresnis kolekcininkas kolega ir sako: Jonai, sako, mes viską puikiai suprantam. Štai Felikso Vaitkaus ženklas. Apdovanotas jisai garbingų ordinų, skautų svastikos. Tačiau atėjęs iš gatvės, tarybinis pilietis gali tai nesuprasti, koks tai yra ženklas, ir tu gali turėti didelių nemalonumų. Gal tu jį pakavok? Aš taip ir padariau. Pirmam stende, atlape, juodoje nuotraukoje, uždėjau juodą papirėlį ir tą ženklą pakavojau. Taip, vieną kartą atvyko į parodą aviacijos veteranas Jonas Balčiūnas, istorikas. Žmogus atidžiai apžiūrėjo šią parodą, padarė įrašą į knygą ir priėjo prie manęs. Ir man pasiūlė šią parodą perkelti į mūsų aviacijos sporto visuomeninį muziejų, kuris tuo metu veikia Mickevičiaus gatvėje. Žinoma, sutikau, kodėlgi ne. Tačiau jisai vėl turėjo sąlygas, kad iš šios parodos išimtumėt 4 nuotraukas. Cenzūra nepraleis šios parodos dėl šių nuotraukų. Štai šios nuotraukos, kai Feliksas Vaitkus yra apdovanojamas skautų svastikos ordinu. Žinoma, aš sutikau, išėmiau tas nuotraukas, radau kitą medžiagą, sumontavau kitą medžiagą. Ir štai rugsėjo mėnesį paroda buvo atidaryta ir visuomeniniam aviacijos sporto muziejuje. Tačiau nei radijas, nei televizija, nei spauda apie Feliksą Vaitkų nieko neminėjo. Ir aš sumaniau, kad reiktų pabandyti parašyti straipsnį ir įdėti nuotraukas. Pirmiausia, parašęs straipsnį su nuotraukomis nuėjau į tuometinę Kauno Tiesos redakciją. Iš ten manęs išgrūdo. Nesupratau kodėl. Galvoju, reikia bandyti kitur. Nuėjau į Komunizmo Tiesos redakciją. Ten taip pat manęs nepriėmė. Tada paėmiau voką, sudėjau nuotrauką, sudėjau straipsnį, pats nuvažiavau į Vilnių, į patį didžiausią komunistinį leidinį, į Tiesą. Užėjau sekretoriatą ir padaviau paprasčiausią voką su straipsnį ir atsakiau, kad čia yra straipsnis apie aviaciją. Norėčiau, kad ją spausdintumėte. Ir palikau visą medžiagą. Ir tik po mėnesio, sekmadienį, einant iš klubo, kolega man sako: Jonai, sako, tavo straipsnis yra Tiesoje. Kaip? Kur? Aš nubėgau kioską, nusipirkau laikraštį ir tikrai žiūriu, Tiesos sekmadienio laikraštyje, nors trumpas, nors nedidelis, mažiukas straipsnelis, tačiau atspausdytas. Kai pradėjau ruošti parodas, tai buvo mano pirmoji paroda, aš tikėjau, kad suruošiu dar ne vieną parodą. Humanitarinių mokslų daktaras docentas Vilius Užtupas ne vieną savo darbą skyrė Lietuvos aviacijai, lakūnams. 1993-aisiais išleido pakartotą bei papildytą Edmundo Jasiūno albumą Darius ir Girėnas 1933–83 ir 1995-aisiais antrasis Amerikos lietuvių transatlantinis skridimas. Pirmasis Lietuvoje pradėjo leisti miniatiūrinės knygelės, kurių jo paties parašytų vien apie lakūnus išėjo 15. Jų tarpe viena miniatiūra skirta ir Feliksui Vaitkui. Poetė Irena Jacevičienė Žukauskaitė aktyviai dalyvauja įvairiuose visuomeniniuose renginiuose, poezijos pristatymuose. 2008-aisiais apdovanota 3-ojo laipsnio Santakos garbės ženklu.
176 puslapių iliustruota 150 fotonuotraukų knyga išleista 2005 metais ir vadinasi Vienas per Atlantą. Knygos autorė eilėmis supažindina jaunimą ir plačiąją visuomenę su Dariaus ir Girėno testamento tęsėju. Jai skrydis tai poezija, todėl ir rašo apie lakūnus eilėmis. Mano gyvenime aviacija, jos tematika užima labai svarbią vietą. Iš 14 savo išleistų knygų 7 yra aviacinė tematika. Prie šios serijos dirbu 22 metai. Naujausia mano knyga yra Dangus vilioja, kviečia, šaukia. Joje ypatinga forma trioletais yra parašyta Lietuvos aviacijos istorijos kronika, galima pasakyti. Šioje knygoje taip pat esu parašiusi ir apie Feliksą Vaitkų. Norėčiau paskaityti vieną trioletą iš šios knygos. Po Dariaus ir Girėno skrydžio 2 metams sukakus, Feliksas Vaitkus išsiruošė į tolimą kelionę ir nutiesė padangėmis į Lietuvą taką. Po Dariaus ir Girėno skrydžio 2 metams sukakus išgarsino pasaulį vėliai Lietuvą jos žmonės. Nustebintas pasaulis garsiai šneka. Po Dariaus ir Girėno skrydžio 2 metams sukakus Feliksas Vaitkus išsiruošė į tolimą kelionę. Daug archyvinių dokumentų, nuotraukų yra Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Karybos ir istorijos skyriui vadovauja Dalia Naujalienė. Ne vieną savo darbą jį paskyrė ir aviatoriams. 1998-aisiais už nuopelnus Lietuvos aviacijai yra apdovanota Dariaus ir Girėno medaliu. 2008-aisiais ji paruošė, o Krašto apsaugos ministerija išleido knygą Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą. Tai 82 puslapių 128 unikalių fotonuotraukų leidinys. Apie šį savo darbą ir pasakoja Dalia Naujalienė. 1997 metais iš JAV buvo gauta muziejinių vertybių siunta, kurią mums atsiuntė šviesios atminties aviacijos istorikas Edmundas Jasiūnas. Tai buvo 31 tomas istorinės medžiagos, iš kurios 11 tomų buvo skirta antrajam lietuvių transatlantiniam skrydžiui, tai yra Felikso Vaitkaus skrydžiui per Atlantą. Ir iš karto man kilo mintis peržiūrėti šitą medžiagą, kad nepelnytai Felikso Vaitkaus atminimas yra pamirštas Lietuvoje ir kad galbūt susisteminus, išstudijavus ir dar surinkus medžiagą, kuri yra karo muziejuje ir pas kitus kolegas Lietuvoje, galima būtų išleisti knygelę apie Feliksą Vaitkų. Knygelę sudaro 82 puslapiai, panaudota labai daug nuotraukų, iliustracijoms tai 102 nuotraukos, taip pat 26 spaudos kopijos. Knyga suskirstyta į 16 skyrių, kuriuose apimama Vaitkaus gyvenimas nuo gimimo, transatlantinio skrydžio rengimas, na ir jo gyvenimo istorija iki pat mirties. Felikso Vaitkaus pusbrolis Vytautas Vaitkus su žmona Romualda gyvena Žagarėje. Jie labai domisi lietuviškų pavardžių kamienų bei šakų istorija. 2008-aisiais savo lėšomis išleido knygą Vaitkai, Vaitkaičiai, Vaitkevičiai. Tai 180 puslapių 207 fotonuotraukų leidinys. Apie šias knygas, jų išleidimą pasakoja Romualda ir Vytautas Vaitkai. Mumis paskatino ir tas Vilius Užtupas. Atvažiavo ieškoti, reiškia, Felikso Vaitkaus šaknų. Tai čia Vytuk ir parodėkim, ir papasakokim, kaip mes radom šitą šaknį. Ir tada, kadangi Felikso Vaitkaus artimesnė giminė buvo, reiškia, Vaitkus Vincentas ir dar buvo likusi tėvo brolis. Ir dar buvo likusi, reiškia, Elena, to Vincento dukra, dar ji buvo senelių namuose. Tai aš greit nuskožiau pas ją, sako, gal turi dar kokią likusią nuotrauką. Ji jau buvo senelių namuose. Jau senelių namuose buvo. Tai tada žadau, dar nuvykęs pas ją į namus,
jau tiesiog jau beveik numesta, šitą nuotraukėlį numesta. Ir išėjo šitą knygą. Tada jau jeigu šitai mes galėjom skirti gerą pusmetį, gal nepilni metai, čia mes dienom naktim. Jau čia Vytautas tupėjo. Jau 5 metus čia, prieš šitas knygos. Mažiausiai 5 metų. 5 metus. Ir prieš porą metų suorganizavom Vaitkų giminės susitikimą ir šitą knygą įteikėm. 12 egzempliorių. Pirkom, aš pradėjau kompiuteriu rašyti. Buvom be patirties, kol viską, kol padarėm, čia daug tokių bėdelių buvo visokiausių. Paskui pirkom spalvotą, tą spausdintuvą. Galvojom, kad tas spausdintuvas amžiniškas. Atsispausdinom 12 egzempliorių. Nuvežėm į Šiaulių 13. Į Šiaulių knygrišyklą surišt tą knygą. Įrišo, sakom, dar trūksta. Grįžto atgal, dar spaust. Viskas jau klykė, nebėra dažų. O dažai kainuoja 1200 litų. Tas pats spausdintuvas apie 700, o dažai beveik dvigubai. Dailininkas Gediminas Karpavičius buvo puikus organizatorius, ruošiant parodas, konferencijas, kuriant parodų plakatus bei lankstinukus. Dailininkas yra sukūręs daugiau kaip 120 originalių vokų, suvenyrinių pašto ženklų, proginių antspaudų, kurie pasižymė dideliu įtaigumu, išbaigtumu, gerai apgalvota kompozicija. Pirmasis jo išleistas vokas buvo skirtas paminėti Atlanto nugalėtojo Stepono Dariaus gimimo 100-metį. Simboliška, kad paskutiniai jo darbai buvo skirti pažymėti lakūno Felikso Vaitkaus transatlantinio skrydžio per Atlantą 70-metį. Gediminas Karpavičius suprojektavo po 25 spalvingus 3 piešinių vokus, pagal dailininko Gaučo ir 35 metais sukurto pašto ženklo projektą pagamino specialius Filop ženklus, juos pats antspaudavo originalios kūrybos proginiu antspaudu. Grafikas Antanas Rimantas Šakalys apie 30 darbų skyrė Atlanto nugalėtojų atminimo įamžinimui. Savo mažųjų formų grafiką dailininkas įrodė, kaip galima išplėsti ribotų galimybių horizontus, tradicinį pašto voką, atviruką, ženklą, net antspaudą paverčiant valstybės įvaizdžio ambasadoriumi. Jo kūryba apima estampo, knygų iliustracijos, tapybos, ekslibriso, dizaino bei suvenyrinės filatelijos žanrus. Kurdamas istorinių žmonių portretus, dailininkas vieną savo darbą skyrė ir pašto ženklų autoriui, dailininkui lakūnui Juozui Gaučui. Šalia portreto Šakalys puikiai priderino Gaučo sukurtą pašto ženklą, skirtą Feliksui Vaitkui. Pirmieji Felikso Vaitkaus atminimą įamžino gruzdiečiai. Apie paminklinio akmens pastatymo darbus prisimena ūkininkas Mečislovas Šimaitis ir žurnalistas Algimantas Puodžiūnas. Viskas prasidėjo atgimimo metais. Daug svarstėme dėl Felikso Vaitkaus atminimo įamžinimo mūsų krašte, kadangi jo tėvo šaknys susijusios su mūsų kraštu. Lituanikos 2 skrydžio įamžinimui pasirinkome akmenį, šiek tiek primenantį puntuką, kur įamžintas Dariaus ir Girėno skrydis. Ta akmenį melioratoriai iškasi Lukošaičių kaimo laukuose ir atitempė prie Ringožio upelio, netoli keliuko, kuris vedė į Lukošaičių kaimą. Vietovė, kurioje turėjo stovėti įamžinimo akmuo, lygi ir monotoniška. Apžiūrėję ją, nutarėme, kad čia reikia iškasti nedidelį tvenkinį, o į žemę supilti kalniuką, ant kurios stovės paminklinis akmuo. Tai simbolizuotų perskristą vandenyną ir salą, kurioje Lituanika 2 buvo priversta nusileisti. Akmenį kaltė sutiko akmentašys, tautodailininkas Steponas Rimas iš Kurtuvėnų. Besitardami su juo, kas akmenyje turi būti pavaizduota, atsisakėme minties kalti Vaitkaus bareljefą, nes tai primintų puntuką. Sutarėme akmenyje iškalti Lituanikos 2 bareljefą ir užrašą. Kitus darbus po ilgų derybų atliko Šiaulių rajono melioracija. Artėjo gruzdiečių diena ir pagaliau darbai buvo baigti. Beliko tik atvežti akmenį ir jį užkelti į numatytą vietą, bet melioratoriai tam technikos neturėjo. Akmuo vis dėlto per 30 tonų. Kreipėmės Šiauliuose į Lokvos firmos vadovą Leonardą Keršį, prašydami jo pagalbos. Jam nuoširdžiai pasirūpinus kranus paskolino Šiaulių kranų bendrovė. Paminklui parvežti platformą skyrė Šiaulių keliai ir penktadienio rytą technikos karavanas jau buvo vietoje. Pavakarį akmuo buvo pastatytas kalnelio viršūnėje. Ir pagaliau atėjo ilgai laukta 1993 m. rugpjūčio 21 paminklo atidengimo bei iškilmių diena. Atmintyje įstrigo rajono valdytojo pasakyti žodžiai. Tik fanatiškas užsispyrimas, be cento kišenėje, leido įamžinti Felikso Vaitkaus skrydžio atminimą.
Tačiau mes žinome, kad Feliksas Vaitkus garsina ne tik mūsų kraštą, bet ir visą Lietuvą, todėl norėjosi, jog jis būtų deramai įvertintas ir įamžintas. Nemažai darbų paskyręs aviacijos temai ir skulptorius Juozas Šlevinskas. Tai paminklo Dariaus ir Girėno skulptūros Felikso Vaitkaus biustas paminklinis ženklas. 1996 metais Juozas Šlevinskas apdovanotas Dariaus ir Girėno medaliu, 2007 Lietuvos vietinės rinktinės garbės kryžiumi. Mintis pastatyti Linkuvoje paminklinį ženklą, skirtą Felikso Vaitkaus atminimui, skulptoriui kilo 2005 metais, kai čia vyko skulptūros simpoziumas. Jo metu šis paminklinis ženklas ir buvo pastatytas. Pasak Juozo Šlevinsko, ženklas pagamintas iš tvirtos metalinės medžiagos, vaizduojantis lėktuvo sparną, simbolizuoja skrydį. Jame yra įmontuota Vaitkaus nuotrauka su užrašu. O pasiūlymas sukurti laikinai žymeklį, kuris bus pastatytas Airijoje Balinrobės miestelyje. Apie šį savo darbą ir pasakoja skulptorius Juozas Šlevinskas. Kadangi artėjo jubiliejus lakūno Felikso Vaitkaus skrydžio per Atlantą ir po to sutapo datos jo 100-osios gimimo metinis, aš buvau pradėjęs anksčiau šiek tiek mąstyti apie jų skrydį, darbo ir skubos tvarka derino eskizus. Tai buvo toks minimalistinis ženklas, lyg tai sparnas liečiasi prie žemės ir nors ir objektas nedidelis, tačiau maniau, kad reikia padaryti iš patvarių medžiagų, tai iš vario, iš granito poliruoto. Reikėjo pamastyti taip pat apie nugabenimą detalių, svorius. Visą tai, manyčiau, kad pavyko laiku padaryti ir tas ženklas atsidūrė tam tikrų laikų ir tam tikrų vietai, kai buvo sumanyta. Nors Felikso Vaitkaus skrydžio bei jo gyvenimo atmintis Lietuvoje sovietiniais metais buvo blokuojama, nors nepelnytai buvo užmirštas, tačiau nuo 2007 metų kaip uraganas sujudino Lietuvą įvairių renginių pavidalu. Birželio 21 dieną Kaune, Vytauto didžiojo karo muziejuje, buvo atidaryta paroda skirta Felikso Vaitkaus skrydžio 70-mečiui, kuri veikė gerą pusmetį. Rugsėjo 10 Panevėžyje įvyko aviacijos šventė, skirta vietos aeroklubo 75-mečiui ir Vaitkaus skrydžio 70-mečiui. Šventėje dalyvavo akrobatinio skraidymo pasaulio čempionas Jurgis Kairys, kuris atliko aukštojo pilotažo programą. Aeroklubo muziejuje buvo galima pamatyti Vaitkui skirtą parodėlę. Feliksas Vaitkus, manau, yra susijęs su Panevėžiu aeroklubu, kadangi po to žymaus skrydžio per Atlantą 35 metais lankėsi Panevėžyje. Tada jau Panevėžyje buvo įkurtas ir aeroklubas. Manau, kad buvo ir aeroklubo atstovai, kadangi aeroklubui vadovavo tuomet Panevėžio apskrities viršininkas Andriškevičius, tai visuomet valdžia priima tokius žmonės, tai aš manau, kad buvo ir aeroklubo atstovai tam susitikime su Feliksu Vaitkum. 2005 metais mes vėl prisiminėm Vaitkų ir minėdami savo aeroklubo 75-metį rugsėjo mėnesį surengėm didelę aviacijos šventę ir paminėjimą skirtą Panevėžio aeroklubo 75-mečiui ir Felikso Vaitkaus skrydžio per Atlantą 70-mečiui. Tuo metu vyko aviacijos šventė, paminėjimas, renginys angare ir ką tik atidarytam mūsų aeroklubo muziejui buvo patalpinta Felikso Vaitkaus, apie Feliksą Vaitkų Jono Čiapo paroda, kurią aplankė tūkstančiai žmonių. Rugsėjo 23 dieną Kaune aviatorių memoriale atidengta granitinė Vaitkaus atminimo lentelė. Lietuvos aviacijos muziejaus didžiojoje salėje pristatyta muziejininko kolekcininko Jono Čiapo 141 eksponato paroda, konferencijų salėje pademonstruotas naujas dokumentinis filmas. Spalio 14 buvo suorganizuotas minėjimas ir Gruzdžiuose. Pirmoji dalis vyko prie paminklinio akmens, čia dalyvavo daug garbingų svečių, tarp jų Vaitkaus pusseserė Albina Kundrotienė. Vėliau minėjimas persikėlė į Gruzdžių kultūros namus.
buvo demonstruojamas naujas dokumentinis filmas, eilės apie Vaitkų iš savo knygos skaitė poetė Irena Jacevičienė Žukauskaitė, keletą knygų padovanojo renginio svečiams. Nepraėjus nei 2 metams, 2007 birželio 20-ąją Feliksui Vaitkui sukako 100 metų ir vėl per Lietuvą nuvilnijo renginių ciklas. Birželio 22 dieną Lietuvos aviacijos muziejus visuomenė pristatė unikalių fotoreprodukcijų parodą, kuriai medžiagą atsiuntė Felikso Vaitkaus sūnus Pilypas Vaitkus. Didelė dalis fotoreprodukcijų Lietuvoje niekur nebuvo eksponuojamos bei matytos. Konferencijų salėje įvyko naujo Jono Čepo ir Stasio Dargio dokumentinio filmų pristatymas Atlanto nugalėtojui Feliksui Vaitkui 100. Rugsėjo 30 dieną Airijoje Balinrobės miestelėje įvyko šventė bei tarptautinis renginys skirtas Felikso Vaitkaus gimimo 100-mečiui. Šioje šventėje dalyvavo didžiulė delegacija ir iš Lietuvos. Jai vadovavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorė Airijoje Izolda Bričkovskienė, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, mero pavaduotojas Rimantas Mikaitis, skulptorius Juozas Šlivinskas ir kiti. Iš pat ryto vietos bažnyčioje įvyko šventos mišios, kurias aukojo Lietuvos bei Airijos kunigai. Pusiaudienyje įvyko šventinis laikinojo ženklo atidengimas. Jo metu Juozas Olekas nusipelniusiems Balinrobės miestelio gyventojams įteikė Dariaus ir Girėno medalius. Lauke šalia Balinrobės miestelio, kur nusileido lėktuvas, buvo pasodinti 3 iš Lietuvos atgabenti ąžuoliukai. Transatlantinio lakūno Felikso Vaitkaus 100-mečiui skirtą fotonuotraukų parodą, kurią paruošė Lietuvos aviacijos muziejaus darbuotojai, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas su muziejaus atstovu ir parodos autoriumi Jonu Čepu padovanojo Balinrobės miesteliui. Pavakarį lietuvių bendruomenės namuose įvyko dokumentinio filmo peržiūra ir lietuviško maisto mugė. Lietuvos aviacijos muziejus mini mūsų tautos didvyrius, mini Darių ir Girėną, mini ir Vaitkų. Ir šiemet, švęsdami 75-asias skrydžio metinės, surengėm keletą parodų. Vieną iš jų matot, štai čia mūsų stenduose, kuriam ir filmą, rengiam kitus renginius. Šiandien pas mus mūsų muziejų svečiuose misteris Patsas Murphy iš Balinrobės, kur savo skrydį baigė Feliksas Vaitkus. Ir aš norėčiau užduoti jam keletą klausimų. Mr. Patsy. Pone Patsy, kaip jums kilo mintis paminėti Felikso Vaitkaus skrydį Balinrobėje? Aptikau senų nedidelių tėvo nuotraukų su baltu lėktuvu. Man pasakė, kad tas lėktuvas atskrido įveikęs Atlantą, bet niekas nežinojo, kas tai buvo tas lakūnas, iš kur jis skrido ir kur bandė nuskristi. Pradėjau domėtis ir man pavyko rasti nemažai informacijos apie Feliksą Vaitkų. Galiausiai pasisekė susisiekti ir su jo sūnumi Pilypu Vaitkumi, tebegyvenančiu Amerikoje Viskonsine. Ir jis atsakė į daugelį mano klausimų. Daug žinių gavau iš Kaune gyvenančio Jono Čepo. Galiausiai 2007-aisiais nusprendėme paminėti 100-asias Felikso Vaitkaus gimimo metinės ir surengėme minėjimą. Ar žinote, kas išsaugojo Lituanikos 2 variklio gaubto dalį, kurią dovanojote mūsų muziejui? Jie apie 70 metų išgulėjo vietinio ūkininko, kuris gyveno netoli nusileidimo vietos daržinėje. Išgirdęs apie rengiamą minėjimą, jis papasakojo mums apie tebesaugomą detalę bei sutiko pademonstruoti 70 metų relikviją. Pone Patsy, kaip planuojate paminėti Lituanikos 2 skrydį šiais metais? Šiais metais, jei pasiseks, mes ketiname surengti didesnį paminėjimą. Airijoje gyvena nemažai lietuvių ir mes kviesime visus galinčius atvykti į Balinrobę rugsėjo 24, 25, 26 dienomis. Tikimės įtraukti į minėjimą ir daug apylinkės moksleivių. Dėkoju. Tikiuosi, tai bus iškilus įvykis Balinrobėje ir linkiu sėkmės rengiant šios minėjimus. Dėkoju ir jums, labai malonu, ačiū.
amžių glūdumos. Protėvių vėlės tave kviečia jos, nenori užmaršties. Užteks jėgų prikelti tuos laikus ir tas pilis. Gal dievai suteiks tau galios amžių tėkmę nugalėt. Ar užteks jėgų prikelti tuos laikus ir tas pilis. Gal dievai suteiks tau galios amžių tėkmę nugalėt. Nors Feliksas Vaitkus ir nepasiekė tikslo Kauno, bet jo žygis transatlantinių skrydžių istorijoje užima garbingą vietą. 1935 metais Vaitkus tik vienas įveikė Atlantą be nusileidimo. Jis 6. lakūnas perskridęs vandenyną vienas, o pagal nuskristą nuotolį 4. Antrasis transatlantinis skrydis, kaip ir pirmasis, buvo vienas žymiausių įvykių Lietuvos aviacijos istorijoje. Mes lietuviai galime pagrįstai didžiuotis, kad pasaulio aviacijos istorijoje užimame gana svarbią vietą. Suruošėme net 2 transatlantinius skridimus iš Amerikos į Lietuvą. Šie žygiai plačiai išgarsino Lietuvos vardą, o lietuvių tautai užtikrino garbingą vietą pirmaujančių pasaulio tautų gretose. Užteks jėgų prikelti tuos laikus ir tas pilis. Gal dievai suteiks tau galios amžių tėkmę nugalėt. Ar užteks jėgų prikelti tuos laikus ir tas pilis. Gal dievai suteiks tau galios amžių tėkmę nugalėt. Žingsnius, gūdžiai skamba jie iš amžių glūdumos. Protėvių vėlės tave kviečia jos, nenori užmaršties. Bet tu tiki ir vėl sugrįžti prie kančios ir skausmo kurių. Bet tu tiki ir vėl sugrįžt, nes tai, ką šventa nema.